Ką šios dienos epizodo žiūrovas sužinos naujo? Tai ką sužinos naujo, tai turbūt nuoširdžias įžvalgas ir patarimus, ką daryti, kai nebežinai, ką daryti ir nenori rinktis kursų, bet nori rinktis savirefleksiją. Tai marketingo karjeros kalibracija, nuo ko mes ir pradėjom, gimė iš 12 metų patirties rinkodarai, pildė lektorystę įvairiuose universitetiniuose projektuose ir bendraujat su jaunimu, moksleiviais. Ir buvimas tarp dviejų tokių ašių leido man suprasti, kad visgi yra poreikis jauniem talentam, argi net vyresniem talentam, bet čia mes kalbam ne apie amžių, o kiek tu esi rinkoj, stabtelti ir pasižiūrėti, ar tu esi ten, kur nori būti, ar padaryti karjeros kažkokį restartą, arba kaip įeiti į tą rinkodaros karjerą. Tai taip gimė šitas mentorystės toksai kursas. Tai šiandien ir pasakosiu, kaip aš iki jo atėjau, kokia mano karjeros buvo kelionė ir kaip galiu padėti šiandien tiek verslam, tiek žmonėm.